Labą dieną visiems, čia Scorpio 73, jūs jau mane pažįstate. Mano epizodą sakiau, kad šiandien mes baigsim gal taką ir apšvietimą, tad pradėkim su apšvietimu. Apšvietimas jau beveik baigtas, tik lempas čia va. Reikia pasidaryti dar čia va, čia lempa ir čia. Gerai, čia 2 blokelius iškasam ir čia 2. Gerai, padarėm 2 blokelius, dabar darom tort. Kaip atsimenat, mes kaip darom? Va taip, 2 dorčiai žemyn ir lempa ant viršaus. Šitas lempas degs visada, o ta kur prieangyje degs tik tai tada, kada mes ją įjungsim. Čia mano padarysim dar kai ką, dar dalyką tokį, kai esat girdėję turbūt apie stoglangius. Stoglangiai yra labai paprasti dalykai, tai yra tiesiog stoge yra iškalta skylė ir ten padarytas stiklas. Gerai, padarom stoglangį. Stoglangis mano bus kvadratinis, maždaug va toks. Čia svetainė nereikės dėti šviesos, nes jau šviesa eina pro langus. Bet įdėsime, žinot kokias, va, įdėsim tokias lempas, kurios pačios įsijungia. O lempų reikės, nežinau kam, plaukit, kam reikės lempų. Lempų gali reikėti čia ir padarom jungiklį čia. Opa. Viskas gerai. Dabar mums reikia tik tai vieną dalyko, tai bus carpet kilimas. Gerai. Paimam, kokią mėgstamiausią spalvą, tą ir paimam. Paimam, mano mėgstamiausia žalia. Yra absoliučiai žalia. Visos žalios spalvos mano mėgstamiausios. Taigi paimam žalią spalvą ir padarom kilimėlį. Kilimėliai čia gali būti, aš visur padarysiu kilimėlius, kur tik įmanoma. Kilimėliai, tiesiog kilimėliai tai yra kilimėliai. Kilimėliai tai yra kilimėliai, kilimai. Gerai, va, padarim kilimėlius grindims. Ir dabar uždengsim dar kokį nors kilimėlį prie židinio reikia padaryti. Dėl grožio, žinot, dėl grožio. Tai padarysim ir tai padarysim. Na va, kilimėlis paruoštas, čia toks mano dizainas, labai gražu, labai viskas miela. Dabar pasidarom dienos režimą. Gerai. Dienos režimas pakeistas, man tai parašė set time to 0. Gerai. Kaip minėjau anam epizode, kad baigsim taką. Takas belio kokius gali būti vingiai. Pas mane vingiai bus paprasti, visokie įvairūs. Ir dar sakiau, kad bus apželdinimas. Žinot, kas tai yra? Aš jums paaiškinsiu, jei nežinot. O kai žinot, tai tiesiog pasiklausykit. Apželdinimas tai yra, kai sodas gauna žalumos arba, kažkas kaip medžiai arba krūmai ir taip toliau. Gerai, mes baigsim taką. Takas. Baigsim taką šiandien. Bus tiek, kiek padarysim. Laukit kitų epizodų, nepamirškit komentuoti ir like spauskit batoną, nepamirškit tų dalykų. Stengiuosi labai, nors ir gerai, viskas gerai. Va, nu va. Dabar apželdinimas tai yra, kai pasiėmam sodinuką. Sodinuką pas mane bus ąžuolas ir eglė. Eglės sodinukas, kurie yra, va, turbūt čia, va. Eglė turėtų atrodyti, va taip, eglės. Mums, kad jie greičiau užaugtų, reikia kaulų nuo tų kaulų kažko mišinio ten. Ar kaip ten to dalyko, nu žodžiu, kuris yra. Aš nesimenu, vad bėda, kaip jie vadinasi. Kaip tie kaulų čiulpai vadinasi. Ir paieškokim čia. Nėra. Vis dar nėra.
Tai kur jie yra? Dar vis nėra. Va, radau. Tad su kaulų čiulpais mes, ne čiulpais, kaip jie čia, miltelė ar kas čia tokia. Žodžiu, padarysim vieną eglę ir daug šitų medukų. Va čia. Žodžiu, kad būtų gražiau ir taip toliau. Va, čia yra tokia miltelė, kurie padaro, kad greičiau užaugtų medis. Paba, mano eglė. Paba, mano antras medis. Paba, mano trečias medis. Ir va, mano ketvirtas ar kelintas čia medis. Gerai, šitą turbūt teks nugriauti medį, nes man užstoja visą vaizdą. O jei vaizdą užstoja medis, tai labai blogai, nes, nu, nieko nematys. O kam tie langai tada? Jeigu užstoja medžiai, nebent medžių žiūrėt, bet neįdomu. Tad, va, obuolį gavom. Ką dar čia? Nieko nebuvo. Gerai, daužom. Čia bus labai gerai, čia kito medžio truputį padaužim, bet nieko tokio. Na va, mes apželdinam, čia skaitosi apželdinimas. Matau dar vieną neužaugusią sodinuką. Mes jį užaugdinsim. Ką dabar mes darysim? Dabar mes darysim... Ką mes dabar darysim? Galim pasidaryti upelį. Ne upelį, bet kaip ten. Tokių tvenkinuką, kažką tokio. Bet gal kitam epizode tai padarysiu. Dabar reikia... Va, matot, čia mūsų namas. Gerai, dar kažko trūksta. Matosi, ne? Kad kažko tai trūksta. Mums trūksta garažo. Garažą per 3 minutės nespėsiu, tai praplatinsiu dar mūsų takelį. Vieną platintą takelį. Gerai, mūsų takelis eis vingiais visokiais vingiais ir išves į čia. Gerai, ten po to dar apsodinsiu, va čia kažkur tai. Gerai, dabar mums reikia takelio. Ir dar vienas dalykas, išmokinsiu jūsų, jei nežinot vieno dalyko, kaip nukopijuoti dalyką vieną. Nu, bet ką, bet kokį bloką. Paimat kokį nereikalingą daiktą ir paspaudžiate ratuką. Žinot, kas yra ratukas? Nu, va, paspaudžiate ratuką ir nusikopijavo. Taip jau turėtų būti. Taip. Gerai. Na va, mūsų darbas šiandien baigtas ir iki kito karto. Čia su jumis buvo Scorpio 73. Mums dar liko 2 minutės, bet aš jų matosi neišnaudosiu niekam. Tad susitiksim kitam epizode. Čia buvo 4. epizodas. Laukit, ar tikrai 4? Čia buvo 5. epizodas. Ir mes susitiksim 6. epizode. Iš visų jų bus gal kokie 20. Iki.